Top 5 patarimai, kaip išnaikinti piktžoles vejoje ir išlaikyti ją gražią. Laiku tręškite veją, pradėkite anksti pavasarį, bei darykite tą maždaug kas mėnesį. Rinkitės universalias vejų trąšas arba skirtas samanotai vejai. Laistykite veją reguliariai. Dažnas, bet negausus laistymas padeda vešėti piktžolėm. Todėl rekomenduojame tą daryti rečiau, bet gausiai. Reguliariai pjaukite veją. Rekomenduojamas aukštis 4-6 cm. Jeigu užleidžiate ir darote tai rečiau, pradeda dominuoti piktžolės, sužydi ir išbarsto savo sėklas. Tad reguliariai pjaunama veja stiprės, šakosis ir neleis plisti piktžolėm. Jeigu jau susidurėte su piktžolių problema vejoje, purškite ją herbicidais. Reikėtų rinkti ir derinti plačialapiam piktžolėm naikinti skirtus herbicidus, tai yra Banvelis RMCP. Taip pat rekomenduočiau į tirpalą įmaišyti liptopo, kuris padidins sklaidą, mažins nulašėjimą bei padės tirpalui ilgiau išlikti ant vejos. Naudokite kompo vejines trąšas su piktžolių barjeru visą vasarą, pradedami jau birželio mėnesį. Taip suformuosite tankų ir gražų kilimą, neleisdami įsisėti naujom piktžolėm. Jeigu patiko šis video patarimas, prenumeruokite mūsų kanalą ir sužinosite daugiau vejos priežiūros patarimų bei gudrybių.